tipinio namo butas, kuris buvo pakankamai apleistas, bet ir kainavo atitinkamai gana nedaug, 72 tūkstančiai, lyginant su sutvarkytais butais, kurie šitam pačiam rajone kainavo kažkur tai 96 ar net 300 tūkstančių. Tai yra skirtumas virš 20, beveik 30 tūkstančių eurų. Bet jeigu samdyti šito buto remontą, aš manau, kad panaši suma jinai ir išeitų. Mes nutarėm daryti savarankiškai, nors tos patirties tokios meistrų nėra, kažkiek tai yra vienam objekte padaryta, kitam objekte padaryta. Ir, atrodo kartais juokinga, kai kinematografija rodo, kaip remontuoja butus. Padažo, gražiai, viskas išeina labai puiku. Iš tiesų, darbų gerokai daugiau, reikia nusiteikti, kad darbų bus pakankamai daug. Ir vienas iš tų darbų yra glaistymas, man bent jau tai yra vienas iš tokių bjauriausių ir dulkiniausių darbų. Ir glaistėmės čia kiek grubiau, tai yra prieš tapetus, bet dalis buvo glaistoma ir dažymai. Ir šiame filme parodysim skirtingos sienos, kaip jas paruošti, kaip glaistyti. Nedidelime blokinio namo bute randam net kelis paviršių pagrindus. Čia yra grynas betonas, tada yra betonas, kuris padengtas glaistų. Lubos dažytos, kiek matosi buvo glaistyta ir ant glaistų uždėtas dažas. Tapetuota ir ant betono buvo padėta kažkas panašaus į sviestinį popierių, prie kurio jau klijavosi tapetai. Dar ir kreidinis paviršius ir aliejiniais dažais teptas paviršius. Tam, kad prie sienos paviršiaus priliptų klijai, glaistas ar dažai, jį reikia padengti gruntu. Kiekvienam paviršiui yra skirtingi gruntai naudojami. Vienais atvejais reikia sušiaušti paviršių, jeigu ten netvarus paviršius, reikia giluminius panaudoti gruntus. Šiuo atveju čia yra betonas, kiek padengtas glaistų, dažais. Ta siena yra padengta glaistų ir manau, kad čia geriausiai tiks tiek ir gruntas knaufo, bet siūlau visą laiką paimti nedidelį kiekį, išbandyti nedideliam plotelį ir pasižiūrėti, kaip veikia. Ir ne tik tai kaip tasai gruntas, bet ir padaryti visą sistemą. Jeigu nėra jau sukurtos konkrečios sistemos nenaudoja, tai geriausia yra visus tos sluoksnius išbandyti nedideliame plotelį ir pasižiūrėti, kaip vyksta prikibimas, kaip vyksta darbas ir jau po to jau pirkti didesnius kiekius. Patogu yra ant vonelės uždėti maišiuką, tada baigus darbas su gruntu, nuima maišiuką, jį išmetam ir lieka švari vonelė ir galim toliau naudoti dažymui arba kitom medžiagom. Vienas iš sudėtingesnių yra kreidinis paviršius, kuris buvo naudojamas sovietiniais laikais, dengiama, matome, perbraukiam ir štai pasidengia kreida.
Nuplaut labai sudėtinga, daug yra darbo, dėl to vieną kartą ar kelis kartus praplaunam ir dengiam gruntu. Va čia yra bandomoji dalis, pirštai švarūs. Uždegta, gruntas suryšo ir tam panaudojom tiekiam gruntą Knaufo. Kurį taip pat panaudosim ir ant aliejinio paviršiaus, aliejinių dažų paviršiaus. Išeiga gana didelė, išeina ant kreidinio paviršiaus, bet darbų kiekis tikrai gerokai sumažinama. Kreiduotą paviršių nuvalom su šlapiu skuduru. Svarbu ne tiek visą kreidą nuimti, kiek visokiausias atplaišas nuimti, kurios vėliau sugers daug gruntą. Aliejiniai paviršiai irgi vieni yra iš sunkiausių, prie kurių prikimba dažai ir glaistas. Jie jau yra dengiami kitokių gruntų. Gruntas, kuris gerai prikimba prie paviršiaus. Dabar bus naudojamas špėgruntas Knaufo ir tikiuosi, kad bus galima dirbti po grunto dengimo iš karto. Jau savo aš kaip ir turiu, jeigu apdailos darbai, tai yra Knaufo medžiagos. Tikrai labai geras produktas yra uniflotas. Jisai yra tokiai grubiam glaistimui skirtas, po kurio jau galima tapetuoti. Iš principo netgi, jeigu nėra kažkokių didelių reikalavimų, tai galima net ir dažyti. Jeigu čia bus dabar tapetuojama ir nebus naudojama glaistų kitų, smulkesnių, rozetėm įtvirtinti gali prireikti specialaus gipso. Ir kur didesni yra iškilimai, išdaužimai, tai verta panaudoti pigesnį Rockwood tinką. Norint remontą padaryti greitai ir pigiai, reikia naudoti kokybiškas medžiagas, nes su kokybiškomis medžiagomis galima daug greičiau padaryti darbą. Jeigu grubiai šitam kambariui bus kažkur tai ne grunto, o glaisto panaudota už 40-50 eurų, tai darbai kainuos apie 400 eurų. Geras glaistas, jisai leis sumažinti darbus trečdaliu, atitinkamai tas skirtumas tarp ekonominės klasės ir tarp kokybiško produkto, jisai niekados nebus tolygus praradimams dėl pailgėjusio darbų laiko. Čia, kaip sakoma, glaistas, kuris pats glaistas. Ir būtinai skaitykite instrukcijas. Jeigu instrukcijoje parašyta 2 litrai vandens ant 2 kg glaisto, tai tiek ir turi būti. Jeigu turi būti pradžioje vanduo ir glaistas pilamas, taip ir darykite, nes sumaišyti kartais iš karto bus problemos. Jeigu ant glaisto bus pilamas vanduo, tai greičiausiai tolygiai neįsimaišys. Reikia pilti glaistą į vandenį, kad jisai visų pirma išbrinktų ir tada jį išmaišyti. Vėlgis reikia irgi žiūrėti, kaip yra išmaišoma, kadangi glaistas jis turi tokią savybę minkštėti, suskystėti, jeigu jį pernelyg ilgai maišyti. Ir naudojamas jisai glaistas, kai yra toks jisai jau konsistencija ne visiškai taki. Jeigu dar truputėlį pamaišyti, konsistencija taps grietinėlės konsistencija, kas yra glaistų jau nėra gerai unifluotų. Kitiem glaistam kaip tik gali būti tokia konsistencija labiau tinkama. Naudoti kokybiškus įrankius, glaistimui reikėtų naudoti įrankius su tvirtesniu metalu, yra tie pigūs įrankiai, atrodo jie vizualiai labai panašus, bet metalas yra minkštutis ir jau jų tenais išeis kreivai ir reikės daugiau dirbti. Jeigu reikia naudoti
įrankį, kuris yra brangesnis, tai geriau nepirkti pigų įrankį, geriau jį išsinuomoti. Glaistas uniflotas tai yra panašiai viena dalis vandens ir dvi dalis miltelių unifloto. Patogu yra naudoti tą patį indelį, su kuriuo pylėm vandenį. Jį nusausinam ir pilam uniflotą. Palaikom kiek, kad pabrinktų uniflotas ir tada išmaišysim su lėtai besisukančiu maišytuvu. Gaunama masė neturi būti taki, jinai turi tokius susidaryti kauburiukai. Ir iš karto nuplaunam įrankį. Užsimetam glaisto ant didelės glaistyklės. Slenkam pradžioj mažesnių kampų, tada nusiima nuo glaistyklės glaistas ant lūpų. Tada darom vėl didesnių kampų ir mes nuimam, praeinam ir vėl padarom sekantį tokį užėjimą. Op, ir iš kitos pusės. Ir panašiai pavyks išglaistyti apie 1 kvadratinį metrą, gal ir pusantro, priklausomai nuo lūpų nelygumo. O kai užtepam, tada nubraukiam lygiai. Žiūrim, kurie kryptimi tikslingiau, o galima ir viena, ir kita, galima kiek išsukti. Ir judam taip per visą lūpų plotą. Matom, čia susikaupia ant kraštelio, o kai stumam, pasiskirsto ir jau nebenubrausi. Dėl to tą padarom su mažaja glaistyklė ir užtepam. Galim užtepti, jeigu kažkur tai yra didesni greveliai, nepraeina, neužėję. Čia didelis lūpų nelygumas. Tikriausiai nemaloniausias darbas tai yra dabar šlifavimas paviršiaus. Galima pakeisti šlifavimą šito metu prabraukiant su glaistyklė. Nusiima visi nelygumai,
dar bus vienas glaisto dedamas sluoksnis galutinis, o dabartinis sluoksnis jisai užpildė visas duobutes, įbrėžimus ir padengė 1-2 mm glaisto sluoksnių. Dabar pašlifavę, kiek mes gausime vėliau gerokai lygesnį paviršių. Ir tas didžiulis nemalonumas anksčiau buvo, tai aišku dulkės šlifuojant, tai tokie kepurėlės tokias peršviečiamos, kombinzonas, jisai padeda išvengti glaisto dulkių. Galutinis glaisto sluoksnis dedamas, jisai yra labai smulkiagrūdis, išpildo jau pačius mažiausius tarpelius, padengia plonyčių sluoksnių visą paviršių ir jau su juo galima gauti kiaušinio lukšto lygumo paviršių. Ant kampų, kur dėsime kampučius, uždedame glaisto, storą riebų sluoksnį, kad kamputis pilnai būtų virš glaisto. Ir palauksim kokias porą minučių priklausomai nuo oro, kad sustingtų glaistas, tada geriau laikosi kamputis ir jį paprasčiau įtvirtinti bus. Kampučiai lengvai yra karpomi, jeigu jungsim kampu, tai ir pjaunam kampu. Čia dabar bus statmenas pjūvis, nupjaunam sparnus ir keletą kartų sulenkus kamputis nulūžta. Ir prieš dedant truputėlį suspaudžiam, statom kamputį. Įspaudžiam jį į glaistą, turi išlįsti per visas skylutes glaistas. Šioje vietoje tarp dviejų kampučių išėjo įlinkimas, kaip ir čia nusimato durys, tai to jau ir užtekto, tačiau yra minčių, kad galbūt ir tų durų nebus, tai geriau iš karto tam pasiruošti ir išglaistyti lygiai. Ir taip einant mes gaunam lygų paviršių, kuris bus puikiai tinkamas netgi ir po kurio laiko dar kiek padirbėjus dažymui, net jeigu čia ir nebus durų. Čia esantis išsikišimas, jisai leidžia labai lengvai padaryti lygią sieną ir po pirmojo uždėjimo dabar padarom jau antrąjį glaistymą. Šioje vietoje matosi, kad yra kiek duobės. Galima, aišku, iš karto taip praeiti ir tai bus greičiau. Po pirmo uždėjimo glaisto kiek pradžių praeinam su glaistyklė, nuimam visas atplaišėlės. Iš šitos pusės
bus dažoma, čia bus tapetuojama, tai čia reikės, kad būtų gražesnis paviršius, jį verta pabaigai ir pašlifuoti. Čia galima pašlifuoti, bet čia jau prasmės nėra. Galima panaudoti ir šlifavimo įrangą. Pirminis eina su rupesniu paviršiumi, čia yra 60 ir galutinį šlifavimą galime padaryti su 180. Darbo metu pasimatė problemos naujos. Lubos buvo uždažytos ant kreidinio paviršiaus ir kiek sušlapinus iškart pradeda pūstis ir krenta. Labai lengvas nuėmimas, bet darbo vėl prisidėjo ir nuėmus bus glaistoma, gruntuojama ir tik tada vėl dažoma. Glaistymo darbai užėmė kažkur tai apie mėnesį, aišku, ne ištisai, su tarpais. Galėjome laikytis glaistymo technologijos, leisti kai kur išdžiūti, kai kur mažiau padžiūti. Manau, kad savarankiškai verta bandyti glaistyti, nėra tai labai sudėtingas darbas ir jau netgi proceso pabaigoje buvau pasiruošęs glaistyti iki dažymo, bet jau tapetai buvo nupirkti. Tai ir vis dėlto pamatėm, kad su tais tapetais nėra taip paprasta dirbti, ypatingai blokinėme name, tenais yra sienų sudūrimai netokie jau lygus, kaip atrodytų yra. Ir vargo buvo tikrai daugiau, nei dar kokį kartą ar 2 kartus išglaistyti ir tada išdažyti. Tai va, ačiū, kad žiūrėjęs šitą filmą. Prenumeruokit. Dešiniai pusėje mygtukas yra. Parodysim ir dar tapetavimą, ir galbūt ir elektros darbus. Iki kito susitikimo.